Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris. Ir Rita. Labas, Rita. Labas. Kaip gyveni? Čia gerai. Jėga. Draugai, kaip jūs laikotės, tikimės pas jūs viskas einasi puikiai. Na ir šiandien su Rita norime su jumis pakalbėti labai svarbia tema, kuris klausimas iš tikrųjų mums labai dažnai pasitaiko arba kažkokia šito klausimo forma. Taip, tai reiškia, ką daryti, kai perdegi versle, taip, arba kai pritrūksta motyvacijos, arba kai nebenori nieko daryti, arba kai nebenori su nieko bendrauti, arba kažkokia kita to versija, taip, ką daryti, kai tu būtent perdegi versle. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk mums paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mūsų video, būtume labai dėkingi, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus, norėtume pasakyti tau labas, pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų, būtume nepaprastai dėkingi, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, pasiruošę? Aš pasiruošus, bet noriu prieš tai paklausti tavęs. Manęs. Į 5 skyrių būtent įtraukia į saviugdą ir asmeninį tobulėjimą. Ar esi sutikęs žmonių, kurie pasiektų kažkokį lygį ar sėkmę versle be saviugdos ir asmeninio tobulėjimo? Taip, bet neilgam. Įmanoma, tikrai įmanoma, kai sako brute force, tiesiog iš jėgos, iš tos inercijos, iš to pradinio entuzijazmo padaryti rezultatą, bet dažnai tie žmonės paskiau vėliau patiria labai daug iššūkių savo versle, nes, sudėtinga tada darbuotis ir gauti gerus rezultatus, kai tu, kaip sakant, su savim nedirbi, taip, tada tu esi plaktukas aplinkui visur matai vinis, taip, tai reiškia, tada prasideda visokie bendravimo iššūkiai, lyderystės iššūkiai, kitos problemos ir panašiai. Tad įmanoma, bet aš rekomenduočiau tai daryti su saviugda asmeniniu tobulėjimu, tada mes galime sukurti ilgalaikę sėkmę versle. Ir svarbiausia, kad tai niekada nėra vėlu pradėti. Tikrai taip. Tobulėti, augti, gilintis, dirbti su savimi. Tikrai taip. Ši knyga, būtent čia yra 14 metų mūsų verslo patirtis, tinklinės rinkodaros vadovas, ir prieš 14 metų, kai mes atėjome į tinklinį marketingą, aš ne tai, kad niekada nebuvau užsiėmęs saviugdą asmeniniu tobulėjimu, aš net nežinau, kad toks dalykas egzistuoja. Man niekas gyvenime, aš nei mokykloje, nei universitete, man niekas niekada nebuvo pasakojęs arba supažindinęs mane, kad yra toksai žanras knygų, video, audio, kaip saviugda ir asmeninis tobulėjimas. Aš žinojau mokslinės knygas, tas, kurias aš ten psichologiją studijuodamas mokinausi, taip, ir žinau grožinę literatūrą, taip, pasakos, istorijos, romanai, detektyvai ir panašiai, bet aš apskritai net nežinau, kad toks dalykas egzistuoja. Ir tik tai, kai mes atėjome į tinklinės rinkodaros verslą, mus supažindino, kad yra toksai Jim Rohn, ir yra toksai Tony Robbins, ir yra toksai Tom Wigel-Schreiter, ir Brian Tracy, ir taip toliau, taip, mums tai buvo atsiskleidė visa nauja, kaip sakant, sfera, kur mes galėjom tobulėti ir augti. Taip? Ir būtent nebereikalo, mes jau užsimenam apie tą 5 skyrių, taip, kuriame yra kalbama apie saviugdą arba asmeninį tobulėjimą, nes tai ir yra vienas iš atsakymų į šios dienos temą. Taip, taigi, kaip perdegi? Ką daryti, jeigu tu perdegi savo versle, tu praradai motyvaciją, su niekuo nebenori bendrauti, nieko nebenori daryti, abejonės, pilna galva abejonių, man čia nepavyks, aš turbūt nesugebėsiu, nesigaus, viską nori mesti, trenkti velniop, ką daryti tokiu atveju. Tai visų pirma, prieš pradedant eiti mūsų sąrašą, visų pirma, nepasiduok, nemesk, taip, kai sako, nepasiduok blogą dieną. Taip, kaip ten sako, neprižadėk, kai esi laimingas, neatsakyk, kai esi piktas ir nepriimk sprendimų, kai esi liūdnas. Taip, tai jokiais būdais nepriimk ilgalaikio sprendimo, kai tu esi blogoj būsenoj. Taip? Tikrai taip. Pirmą punktą tu parašei saviugdą ir asmeninį tobulėjimą. Ir, dar nori pridurti kažką? Tikrai taip. Gerai. Tikrai taip. Tai, ir dėl ko? Pirmas punktas, ką daryti, jeigu tu perdegi, tai yra saviugda ir asmeninis tobulėjimas.
Pradžioje mūsų tinklinio marketingo karjeros prieš 14 metų dar nebuvo socialinių medijų, nebuvo internetu darbo, beveik nebuvo dar ir panašiai. Ir dėl to mes dažniausiai važiuodavom daryti prezentacijas, demonstracijas ir panašiai. Ir kartais važiuodavai pusę valandos, kartais valandą ir panašiai. Ir atsimenu ne kartą tokių situacijų, kur nuvažiuoji ten kokią valandą laiko, dar per kamščius tenai iki kokio Londono dasibeldi, darai prezentaciją ten kokią valandą laiko ir panašiai. Ir niekas nieko nenusiperka. Ir niekas neprisijungia prie tavo verslo. Ir tu išeini iš tos prezentacijos, visas nukabinės nosį, visas pasiruošęs galvoji, ką aš iš viso darau. Taip, dirbčiau McDonald'e, gaučiau valandinį atlyginimą ir šį vakarą būčiau daugiau uždirbęs, negu čia išdeginau kuro, praleidau visą šitą laiką ir realiai jokios naudos negavau. Parašykite 5 į komentarus, jeigu jūs esate patyrę tokių dalykų. Taip, arba kai sako, anglų kalboje yra keli pavadinimai, pavyzdžiui, yra no show. Tai kai, pavyzdžiui, tavo komandos narys suorganizuoja prezentaciją, tu atvažiuoji ir ten yra tik tai tavo komandos narys, nes nepasirodė svečiai. Tai vadinasi no show. Taip pat yra me show, kur tu atvažiuoji ir net tavo komandos narys nepasirodo, taip, nei jo svečiai. Aš visus juos esu patyręs, kokie tik buvo. Ir dažnai būtent išeini iš tokio susitikimo arba tokio nesusitikimo, taip, ir būdavo atsisėdi į mašiną ir galvoji, viskas. Trenksiu velnio, paskutinį kartą aš čia darau tokią nesąmonę, važiuoju namo ir užteks. Bet įlipu į mašiną, o mano mašina tai yra, kaip Zig Ziglar amžinatilsį sakydavo, universitetas ant ratų. Taip, aš atsisėdu į savo mašiną ir čia su manim važiuoja Zig Ziglar, čia su manim važiuoja Les Brown, čia su manim važiuoja Brian Tracy, čia su manim važiuoja Tony Robbins. Tai visą laiką mano mašina būdavo pilna diskų, kai dar nebūdavo audio knygų per telefoną ir panašiai. Ir vis dar dabar aš turiu, ne per seniausiai tvarkiau sandėliuką, radau visas maišas skirtingų diskų, tai todėl sakiau, reikia vėl nusinešti atgal į mašiną, pradėčiau klausyti. Taip. Bet aš atsisėdu į mašiną ir pasileidžiu kažką. Vietoj radijos ar kažko pasileidžiu Brian Tracy. Ir kol aš grįžtu namo per valandą laiko, žinot, kas įvyksta? Aš vėl pilnas entuzijazmo, aš vėl pilnas motivacijos, aš vėl pasiruošęs nepasiduoti ir vėl statyti savo imperiją ir vėl užkariauti pasaulį rytoj. Taip, kaip, kas žiūrėdavo Pinkis ir Makaulė, taip, kai sakydavo Pinkis Makaulė, ką rytoj darysim? Kaip ir kiekvieną dieną bandysim užvaldyti pasaulį. Taip, tai reiškia, būtent saviugdos asmeninis tobulėjimas knygos, audio knygos, video, YouTube ar ten kažkokie video kursai ar panašiai, tai yra maistas tavo smegenims. Tai yra penas tavo motivacijai. Tai yra užtaisas tavo energijai. Taip, kaip visą laiką aš kartoju, taip, žmonės sako, motivacija nelaiko. Va susimotivavau, bet praėjo kelias savaitės ir vėl ta motivacija dingo. Sutinku. Lygiai taip pat kaip ir dušas nelaiko, lygiai taip pat kaip ir maistas nelaiko. Taip, šiandien pavalgiai, bet spėk ką, rytoj reiks vėl valgyti. Šiandien išsimaudai, bet spėk ką, rytoj vėl reikės maudytis. Taip, tu negali vieną kartą padaryti ir mėnesį daugiau to nebedaryti. Taip, motivacija. Taip, ji nelaiko. Taip, ją reikia nuolatos pakrauti ir saviugdos asmeninis tobulėjimas yra vienas iš lengviausių būdų. Ir jeigu ieškote knygos, kurią galėtumėte šiuo metu skaityti, gauti žinių, motivacijos, pasikrauti idėjų ir taip toliau, vieną knygą, žinokit, žinau. Tinklinės rinkodaros vadovas. Ją parašė mano mėgstamiausias autorius. Lektorius ir autorius, dabar jau ir autorius, taip, seniau aš sakydavau mano mėgstamiausias lektorius, bet dabar ir mano mėgstamiausias autorius, taip. Taip, tai pirmas punktas saviugdos asmeninis tobulėjimas. Jeigu jauti, kad perdėgiai, pradėk daryti saviugdos asmenį. Tai reiškia ženklas, kad tau reikia pasikrauti energijos, pasikrauti naujų idėjų. Taip. Antras yra renginiai. Ir šitas irgi buvo vienas iš mūsų, kaip pasakyti, spyrėsi užpakalį. Mes irgi po mėnesio laiko, kai pasirašėm savo draugus, šeimos narius ir pamatėm, kad niekas nieko nenori daryti ir niekas nieko nedaro, mes lygiai taip pat jautėmės, kad gal vis dėlto čia ne mums, gal mes nemokam, gal mes nesugebam, gal ir taip toliau. Ir mūsų sponsorius, rėmėjas, pakvietė mūsų dalyvauti renginyje. Taip. Ir mes, kai nuvykom į renginį, būtent į Big Alo treningą, mes išgirdom jo istoriją. Bet tą istoriją, ką mums davė padaryti, prižadėti vienas kitam, kad
kad ir kas be nutiktų, mes nemesim verslo, kol nepasieksime savo tikslų. Taip, jis pasakė, sako, kai uždirbsi 1000, tada mesk. Kai gausi automobilį iš kompanijos, tada mesk. Kai uždirbsi kelionę iš kompanijos, tada mesk. O tada aš jau nenorėsiu mesti. Būtent. Tad nemes, kol negavai rezultatų. Taip, kai sako, du geri žodžiai, būtent call, taip, reiškia tol call. Ir nesvarbu, kas įvyktų. Taip, in spite of. Taip, nesvarbu, kas įvyktų, aš vis tiek darysiu, kol pasieksiu. Taip. Ir kaip mūsų mentorius Eric Worre visą laiką sako, renginiai uždirba pinigus. Ir tai tiek daugybę prasmių tinklinio marketingo versle renginiai uždirba pinigus. Visų pirma, žinoma, tik tu atsivedi žmogui prezentaciją, produkto demonstraciją, tas žmogus gali įsigyti produktą, tapti tavo komandos nariu, bingo, uždirbai pinigų. Taip, reiškia, tas renginys už tave padarė darbą. Bet taip pat aš jau pamečiau skaičių, kiek kartų per 14 metų buvimo versle esu girdėjęs tokią istoriją. Aš taip žiūrėjau į tinklinį marketingą pro pirštus, nelabai galvojau, kad čia kažkoks geras dalykas, bet tada sudalyvavau renginyje. Ir viskas pasikeitė. Aš priėmiau sprendimą, aš nusprendžiau, aš užsimaniau būti ant scenos, aš užsimaniau sekantis būti, kuris gaus automobilį, taip tau. Ir, kai sako, the rest is history, kas liko, visa kita yra istorija. Ir tas žmogus tapo top lyderiu ir panašiai. Taip, renginiuose žmonės priima didelius sprendimus. Bet taip pat, žinai, kas įvyksta renginiuose, žmonės atsistato savo motivaciją. Aš žinau, mūsų istorija, pas mus verslas buvo ir į viršų, ir į apačią, ir į viršų, ir į apačią daugiau kartų, negu aš norėčiau suskaičiuoti. Taip? Ir tikrai buvo tokių konferencijų, kuriuose mes su Rita dalyvaujam ir mes važiuojame tą konferenciją, švelniai tariant, nekokios nuotaikos. Nes mums nelabai einasi versle eilinį kartą mums nesiseka, eilinį kartą vėl subirėjo komanda ir mes važiuojame tą renginį, nosis nukabinę tokie, dėl to, kad reikia, dėl to, kad liepia atvažiuoti lyderiai, dėl to, kad taip, bet atvažiuojame tą renginį ir išgirstam kito lyderio istoriją, kuris uždirba dabar labai labai daug pinigų ir jisai sako, mūsų istorija, jis dalinasi, kaip jisai patyrė lygiai tą patį, kaip jam nesisekė, kaip jis buvo pasiruošęs viską mesti ir jeigu jam viskas atsistatė, ir mums galbūt gali atsistatyti taip, arba išgirstam sekančią idėją, arba pamatom sekantį produktą ar kažkas ir bingo, mes vėl grįžtam iš renginio, užsimotyvavę, užsidegę, vėl norim statyti ir, kai sako, pratempti tą laiką, taip, pratempti tą sunkų periodą, taip, kaip vienas lyderis visą laiką sako, visa tinklinio marketingo karjera, tai yra duoti dar 90 dienų. Ir lygiai tas pats, kai dirbi su savo komandos nariais. Kaip gali padaryti, kad jie liktų dar 90 dienų? Kaip gali padaryti, kad jie liktų dar 90 dienų? Nes didelis šansas, kad per tas 90 dienų, per tos 3 mėnesius kažkas pasikeis ir tas žmogus vėl norės likti versle, statyti, gauti rezultatus ir panašiai. Taip, tai renginiai, vienas geriausių dalykų, ką gali padaryti, jeigu jautiesi perdėgusi arba perdėgęs, nuvažiuoti. Geriausiai, aišku, yra, kad tai būtų gyvas renginys ir didelis renginys. Kalbam šalies mastu arba net tarptautinis renginys. Taip, kur bus šimtai, galbūt tūkstančiai žmonių, gera energija, pripažinimas, mokymai ir taip toliau. Taip, toks renginys pats geriausias. Jeigu nėra tokio renginio, tai bent jau kažkokiam vietiniam renginį sudalyvauti, bent jau vietiniai kažkokiai prezentacijai, ar bent jau sudalyvauti kokiam Zoom skambutyje tavo komandos ar kompanijos ar panašiai taip, nes dažnai tose renginiuose tu pasikrausi naujos energijos, gausi naujų idėjų ir atsiras vėlgi motivacijos kažką daryti. Tikrai taip. Trečias yra pakalbėti su savo mentoriumi. Taip? Būtent. Pats blogiausias dalykas, ką gali padaryti, jeigu tu perdegi, jeigu tu būtent blogoji situacija esi versle, tai atsiriboti nuo visų. Aš dabar kentėsiu tyloje. Skęsiu tyloje. Taip. Kaip Zig Ziglar sakydavo, susiorganizuoti savo pity party. Taip, reiškia, suorganizuoji savo pasigailėjimo, savęs pasigailėjimo vakarėlį. Taip, kokia aš vargšė, koks aš nelaimingas. Kodėl man taip nesiseka, kodėl man. Taip, reiškia, pats blogiausias dalykas, ką gali padaryti. Taip, reiškia, tokiu metu būtent reikia bendrauti su kitais žmonėmis. Tada, kai tu nenori su nieko šnekėti, tada, kai tu nori visus velnio pasiūsti, būtent tada tau reikia pabendrauti su kitais. Ir geriausias žmogus, su kuriuo gali pabendrauti, žinoma, yra tavo aukštesnysis lyderis, tavo mentorius, tavo sponsorius, taip, nes jie, didelis šansas, kad gauna rezultatą, jie
turės daugiau motivacijos įkvėpimo ir jie galės pasidalinti su tavimi idėjomis, strategijomis, ką galėtum daryti, kokių galėtum veiksmų imtis ar panašiai ir dažnai gražins vėlgi tau motivaciją, duos kažkokių idėjų, ką galėtum pabandyti padaryti toj beviltiškoj situacijoje ir panašiai taip, ir tokiu būdu vėl gali grįžti į ritmą. Taip, tai visą laiką, kai sako, paprašyk pagalbos. Vienas svarbiausių įgūdžių, kurį gali išmokti tinklinio marketingo versle, tai išmokti paprašyti pagalbos. Taip, jeigu neprašysi pagalbos, tai tikrai tada užstriksi dažniau ir didesnis šansas, kad pasiduosi ir panašiai. Tuo labiau, kad šitam versle visi pasiruošia tau padėti. Tai tik tau reikia paprašyti. Ir jeigu tavo ten aukštesnysis lyderis, sponsorius, kuris tave pakvietė, metęs verslą arba neaktyvus, eik į viršų. Kas virš jo. Kol rasi lyderį, kuris ant bangos šiuo metu, kuris stato verslą, kuris uždirba didelius pinigus, tas lyderis visų pirma, su malonumu tau padės, visų antra, pasidalins su tavim, ką daryti, nes jeigu tave pakvietė žmogus metė verslą, tai žinoma, jis neišmokins tavęs, kaip būti sėkmingu, taip? Kelintas čia? Ketvirtas. Ketvirtas. Prisimink savo tikslus, dėl ko pradėjai šį verslą. Būtent. Taip, reiškia, dėl ko tu čia atėjai, dėl ko tu pradėjai šitame versle. Taip, atsimink savo tikslus, arba galbūt tu net neturi susirašius arba susirašęs savo tikslų. Taip, aš kai pradėjau tinklinio marketingo versle, pirmus nežinau kiek, 8 metus, aš galvojau, kad tikslai yra nesąmonė, kad juos rašosi, kas neturi ką veikti, kad tai yra neapčiuopiamas, abstraktus dalykas, visiškai nereikalingas ir panašiai. Ir tai parodo, koks kietakaktis aš esu, nes kiekvienas mentorius, pas kurį mokinausi, ir Brian Tracy, ir Eric Worre, ir Jim Rohn, visi sakydavo, svarbu turėti tikslus, svarbu žinoti savo tikslus, bet aš visą tai išklausydavau, palinksėdavau galvą, aha, gera idėja, ir aš toliau to nedarydavau, taip? Tai galbūt tu esi toks žmogus kaip aš, ir tu irgi neturi 100 kartų girdėjai apie tikslus, bet niekad gyvenime neprisėdai, nepasiėmė popieriaus lapo ir nesusirašai savo tikslų. Žinai, daugelis galvoja, aš jau žinau, aš turiu savo galvoje. Trumpas pieštukas geriau negu ilga atmintis, arba bukas pieštukas geriau negu aštrus protas. Taip, reiškia, tai, ką tu turi galvoje, yra vienas dalykas, bet susirašyti savo tikslus ranka. Nes tavo protas negali apsiginti prieš tavo raštą ir prieš tavo balsą. Taip, susirašyti savo tikslus ranka. Taip, ką tu nori pasiekti per ateinančius 3 mėnesius, 6 mėnesius, metus, 2, 3, 4, 5, taip, nupiešti savo viziją. Taip, kaip Jim Rohn amžinatilsį sakydavo, life best lived is life by design. Geriausiai nugyventas gyvenimas tai yra gyvenimas pagal dizainą, pagal tavo sukurtas būtent gairės, taip, pagal tai, kaip tu norėjai nugyventi tą gyvenimą, taip, ir tu nenugyvensi to gyvenimo, jeigu tu nepasidarysi plano, jeigu tu nesukursi dizaino ir tavo tikslai, tai yra tas dizainas, taip, kaip aš duodu pavyzdį knygoje, taip, tinklinės rinkodaros vadovas, kad jeigu aš užriščiau tavo akis, apsukčiau tave 20 kartų ir paprašyčiau tavęs pataikyti į taikinį. Ar tu sakytum, tu ką, išprotėjai, kaip aš galiu pataikyti į taikinį, kurio aš nematau? Būtent, kaip tu gali pataikyti į taikinį, kurio tu nematai? Jeigu tu neturi susirašiusi arba susirašęs tikslų ir jų neskaitai kiekvieną dieną, tai tu užrištom akim bandai pataikyti į taikinį. Tu lauki, kad tavo gyvenimas pagerėtų, pasikeistų į gerąją pusę, kad pradėtų viskas vykti taip, kaip tu nori, bet tu nepasidarėjai plano. Tu atėjai į restoraną, atsisėdai prie stalo, neužsisakei maisto ir trankai su kumščiu į stalą, kodėl tau net neša valgyti. Juk tu nepateikiai užsakymo visatai, tu nepateikiai užsakymo Dievui, taip? Tu turi susirašyti savo tikslus ir pradėti juos skaityti kiekvieną dieną. Kai tu pradedi daryti, kas atsitinka? Atsiranda motyvacija. Atsiranda įkvėpimas. Taip, tada tau nėra sunku atsikelti iš ryto ir pradėti daryti darbus. Tu su entuzijazmu lauki, kada aš galėsiu atsibusti, kada aš galėsiu pradėti daryti veiksmus, kada aš galėsiu pradėti realizuoti savo dizainą gyvenimo, savo planą gyvenimo. Taip, tai padeda. Taip, ir aš pats žinau, aš turiu susirašę savo gyvenimo tikslus ir aš juos skaitau. Bet būna tokių periodų, kada, tas užsiėmęs čia, tas vyksta, ir praeina diena, 2-3 savaitė, porą savaičių neskaitant savo tikslus. Ir tu jauti, kaip tai duoda per tavo motivaciją. Tai man būna ženklas, laikas grįžti atgal, laikas vėl pradėti skaityti savo tikslus, taip, ir vėl užkuria tave tai, ir vėl tai uždega, taip, ir gali savo tikslus susirašyti, gali savo tikslus įsirašyti balso žinute į savo telefoną arba kaip diktofonas telefone, kur yra, ir klausyti, kaip tu skaitai savo tikslus.
tai tikrai padidins tavo motivaciją ir padės tau vėlgi išlipti iš tos perdegimo duobės. Aš noriu dar pridurti, kad jau labai greitai nuo rugsėjo startuosim su gyvenimo transformacijos kursu, ir kuriame mes ir išsigryninam tikslus ir dirbam būtent ant tikslų. Tad jeigu kažkam reikės pagalbos, įsiminkit datą, rugsėjo mėnesis. Taip. Rugpjūčio mėnesį jau pradėsim reklamuoti, bet jeigu nori užsiregistruoti į laukiančiųjų sąrašą, kad pati pirma arba pats pirmas sužinotum, tai tiesiog eik į gyvenimotransformacija.lt ir ten galėsi užsiregistruoti į sąrašą žmonių, kurie patys pirmieji gaus informaciją, kai kurso registracija atsidarys. Būtent. Sekantis yra veiksmas. Taip, neužtenka, kaip Gediminas sakė, tiesiog pasidaryti savo gailėjimosi vakarėlį, daryk veiksmą. Taip, didelis šansas, jeigu tu dabar esi negatyviuose emocijose, tu esi depresijoje, tu nenori daryti ir panašiai, tai jau tu nustoji daryti veiksmus. Jau tu esi neveiksme, taip? Nes retai, kada sutinku tinklinio marketingo atstovus, kurie yra perdegę, kurie nori pasiduoti su pilnu darbo kalendorium, susitikimų, prezentacijų, ryšio palaikymo, kontaktavimo, skambučių ir panašiai. Taip nebūna. Jeigu tu šiuo metu esi perdegus, jeigu tu nori viską mesti, aš galiu garantuoti, kas dedasi tavo darbo kalendoriuje. Ten vėjai švilpia. Taip, kaip westernuose, ta tumbleweed prasideda per kelią, taip, ten tuščia. Ten tuščia. Jokių veiksmų nėra suplanuotų, jokių susitikimų nėra, jokių prezentacijų, jokio nieko. Taip, dėl to tu turi laiko, kada savim gailėtis, prisigalvoti visokių abejonių savimi ir panašiai. Bet jeigu tu veiksmas geriausias vaistas, jisai neutralizuoja visas tas negatyvės emocijas. Tu neturi kada būti depresijoje, kai tu varai paknopstom, kai tu varai, kai užkurta ar panašiai. Taip? Tai kai tik tai pajauti, kad jauti jau tą perdegimą, ir dažniausiai mes pajaučiam tą perdegimą arba nusivylimą kada? Nes negaunam rezultatą. Nes niekas neperka, nes niekas nesiregistruoja. Taip? Reiškia, tu susikoncentravai į rezultatą, o ne į veiksmą. Pamiršk sekundį apie tos pardavimus, pamiršk sekundį apie tas registracijas ir tiesiog susikoncentruok į veiksmą. Kaip mano mentorius Higdon sako, išsiskirk su rezultatu ir susituok su veiksmu. Taip? Tiesiog susikoncentruok į veiksmą. Aš dabar darysiu kiek įmanoma daugiau veiksmo. Nesvarbu, gausiu rezultatą, negausiu, aš tiesiog, mano tikslas yra išsiųsti tiek tai žinučių, kelti tiek postų, padaryti tiek reelsų, padaryti tiek live transliacijų ir panašiai. Ir aš būtinai turiu žūtbūt kiekvieną dieną įvykdyti savo planą. Veiksmų planą. Ir tu padarai tos veiksmus. Spėk, kas įvyks. Jeigu tu vieną dieną, antrą dieną, savaitę, 2, 3 padarysi savo veiksmų planą. Tu nenori, tu gausi rezultatą. O kai gausi rezultatą, kas atsitiks? Motivacija atsiras. Uždirbau, užsiregistravo kažkas, nupirko kažkas, reikia dar daugiau daryti. Taip, ir užsikuria tas ratas. Taip, užsikuria tas būtent varikliukas daryti daugiau. Dėl ko sėkmingi lyderiai varo kaip išprotė ir atrodo, jie niekada nesiilsi, atrodo, jie niekada nemiega ir panašiai. Nes jie nenori miegoti. Nes jie gauna tokius gerus rezultatus, kad jie dar labiau nori daryti. Dar daugiau rezultatų gauna, tada dar labiau nori daryti. Taip? Bet kai tu sulėtini apsukas ir vis darai mažiau ir mažiau, galiausiai nustoji gauti rezultatą, nebenori daryti veiksmų, tada gauni dar mažiau rezultato ir tada atsiranda tas blogas užburtas ratas. Taip? Tad pasinerk į veiksmą ir pradės keistis tavo motivacijos lygis. Tikrai taip. O iš to pasigailėjimo vakarėlio, kas gali padėti išeiti, tai yra skirti savo dieną, gal net ir 2, tiems veiksmams ar pomėgiams, kuriuos tu mėgsti daryti. Nes kas įvyksta, kai tu darai tai, kas tau patinka, tau irgi sukyla motivacija, geros emocijos, jausmai. Ir tai irgi tau padės judėti į priekį. Tikrai taip. Sako, žinai, kai pasieksiu tikslą, aš būsiu laimingas. Kai būsi laimingas, tada pasieksi tikslą. Blogoje emocijai tu negali gauti gero rezultato. Kai tu blogų minčių pilna galva, tau sunku gauti gerą rezultatą. Tai kai tu minutį atitrūksti, kas iš jūsų esate girdėję apie liežuvio galo efektą? Jūs visi esate tai patyrę. Taip? O koks ten aktorius buvo tam filme? Koks ten jo vardas buvo? Iš R raidės, man atrodo, buvo, nors užmuškinę atsimenu. Vėliau atsiminsiu. Praeina 20 minučių, pusvalandis.
Robertas De Niro. Taip? Kaip čia taip atsitiko? Dėl to, kad tu paleidai. Sako, fiziniai veikloj, kuo labiau mes įsitempiam, ten, jeigu kokį vinį kaliai lentą, kuo stipriau tvosi, tuo greičiau lys, taip? Bet protiniai veikloj, kuo labiau tu esi tempęs ir strese, tuo blogiau sekasi. Kai tu atsipalaiduoji, pradeda judėti. Taip? Dėl to, kad tavo pasąmonė tada laisvai dirba, randa reikalingą informaciją, reikalingas situacijas, pastebi reikalingus žmonės ir panašiai. Taip? Tai tas pailsėti, daryti kažką visiškai nesusijusiu su savo verslu, padeda atpalaiduoti tavo protą ir tada dažnai bedarant tai gimsta idėjos. Taip, tu kur nors paplūdimy su vaikais ir bingo, idėja, susisiek su tuo žmogum, įkelk va tokį postą, reikia nuvaryti tenai ir tau ateina idėjos, kurių tau reikia, kad vėl pradėtum gauti rezultatą, kad vėl grįžtum atgal į ritmą ir panašiai. Taip, tai atsipalaiduoti yra labai svarbu. Taip, ir taip pat kartais, kas padeda, čia gali ir prie tikslų galima paminėti, bet galima ir šitoj vietai paminėti apie tai, kad pamedituoti. Jeigu, pavyzdžiui, tau sunkiai sekasi rasti aktyvius komandos narius, tokių, kokių norėtum, pamedituok. Arba pasimelsk, jeigu tu esi religingas kaip mes. Taip, pasimelsk tą temą. Ką man reikėtų atsiųsti? Dieve, kam aš turėčiau pasiūlyti šitą verslą? Visatą, kam aš turėčiau pasiūlyti šitą produktą? Ir dažnai vėl tau ateis idėjos. Ir tuomet įgyvendink jas. Nes dažnai irgi būna žmonės, kad, atėjo mintis, kad va šitam žmogui reikia parašyti. Ir, tikrai rašyti negaliam ir visai nereikia to dalyko. Bet tau atėjo tas žmogus, tai ir parašyk jam. Idėjos turi galiojimo datą. Jeigu kuo ilgiau tu idėjos nepanaudoji, tuo mažesnis šansas, kad ją realizuosi ir tuo mažesnis šansas, kad jinai suveiks ir tuo mažesnis šansas, kad tau Dievas arba visata atsiųs kitą idėją. Kai tu išmoksti greitai panaudoti idėjas, taip, tik atėjo bum pritaiky, tada visata ploja rankom. Tada Dievas ploja rankom, sako, šita šaunuolė, reikia jai duoti dar daugiau, reikia jam siūsti dar daugiau. Taip? Bet kai tu nepanaudoji, tada sako, kam jam siūsti? Tai jis vis tiek nenaudoja, ką mes atsiunčiam jam. Kam jai duoti tas idėjas? Jis vis tiek nepanaudoja jų. Taip? Tad čia slypi raktas. Taip? Na ir paskutinis toks patarimas prie to pačio. Atsimink, ką darėjai pradžioje. Jeigu užstrigai, perdegiai, nustoji gauti rezultatą, atsimink, ką darėjai pradžioje. Kai tu pradėjai tinklinio marketingo versle, kokius veiksmus darėjai? Atsimink, kaip tu mąstei. Atsimink, apie ką tu galvoji. Net nebėjau, kad tuo metu tu buvai užsidegusi. Net nebėjau, kad tuo metu tu buvai pilnas entuziazmo. Grįžk į tą būseną. Pagalvok, kas tave sumotivavo prisijungti, pagalvok, apie ką tu galvoji ir pagalvok, ką tu darėjai. Dažnai mes, kai sako, iš didelio rašto išeinam iš krašto. Taip gerai veikia dalykas, kurį mes darom, kad mumis atsibosta ir mes nustojam jį daryti. Taip? Ir nustojam gauti rezultatą. Tada tampa per daug protingi vėl daryti. Tikrai taip. Taip, rekomenduojam netapti per daug protingų. Taip, grįžk, pagalvok, ką aš dariau, kas duodavo rezultatą, ką aš nustojau daryti. Kaip aš galvojau, kas man davė motivacijos, ką aš nustojau galvoti. Ir vėl grįžk į tą ritmą. Ir vėl grįžk į tą motivaciją. Taip? Super. Jelita sako, nerealiai bingo, džiaugiuosi. Elvita sako, bingo, tikra tiesa. Diana sako, mane irgi nervuoja, kad reikia valgyti kasdien. Žinau, toks nepatogumas, ne? Taigi, visiems linkime labai labai gero vakaro. Jeigu buvo naudinga, labai tikim, kad buvo naudinga, beveik pusę valandos mes čia su jumis praleidom. Būtume nepaprastai dėkingi, jeigu pasidalintum šio video. Ir taip pat kviečiame visus jūs paskubėti ir įsigyti savo kopiją tinklinės rinkodaros vadovo, tai yra tinklinio marketingo vadovėlis. Čia sudėjau 14 metų mūsų verslo patirties žinių iš savo mentorių, iš savo perskaitytų knygų, kursų, seminarų. Mes per 14 metų išleidom 10 000 eurų ant saviugdos asmeninio tobulėjimo, keliaudami po pasaulį, mokydamisi Amerikoje, Anglijoje, skirtingose šalise ir visus pagrindus sudėjau šitą knygą. Jeigu dar neturi jos, būtinai ją įsigyk. Jeigu dar neparekomendavai komandos nariam, būtinai parekomenduok, ar tu nenori jiems sėkmės, ar tu nenori, kad jiems geriau sektųsi. Patikėk, su šitu vadovėliu jiems seksis tikrai geriau versle. Tad būtinai parekomenduok. Ačiū visiems. Jeigu domina, tiesiog spausk nuorodą šio video prašymę, ten rasi visą informaciją. Gero vakaro ir iki greito. Čiau, visą. Iki.